Sveiki visi! Tokį ankstų ir labai šlapę rytą. Turim dulksną, vėjo nepraneša. Ir šiandien sėdžiu Kinto debesyje. Atvažiavo pas mane draugas iš Alytaus. Tai su Svaika kabinom Kinto debesį, nes vis dar be savo seno gero Subaru. Tai varom pažiūrėt, buvo planas toksai, kad pagaudyti iki pietų seliavą, po pietų pagaudyti lydeką. Bet planus pakeitėm labai greitai, kai pamiršau savo echolotą ekraną. Viską paėmiau, kaip sakant, o ekraną palikau namie. Nu ką darysi, tai planas A bus šiandien tik, tai gaudysim seliavą. Dabar laukiam trečio brolio, o trečias brolis, kaip visada, būna toks, kurio reikia laukti. Tai atvažiuoja Doncė ir jis kol kas dabar jau vėluoja 1 minutę, kaip sakė, kad bus. Tai už kiekvieną minutę atimsim po vieną seliavą iš jo. Tai laukiam Donato ir lekiam ieškoti ant duobės, kur ta seliavytė pasibūrus. O jin jau pasibūrus, šiai minutį geriausias laikas ją gaudyti. Realiai dar neršin už gero mėnesio, tai turim visą spalį iš laivų. Nu, savotiška romantika. Nuo ledo smagu, bet iš laivų irgi ne ką prašiau. Aišku, ten tokia mobili žvejyba, bet apie ją viską iš eigos mes jums papasakosim. Ir galiu pasakyti, kad ne pirmas kartas, mano antras kartas. Svaikos trečias, ne, ar ketvirtas. Ne, su manim du buvai. Tavo ketvirtas, mano trečias. Žodžiu, ir visus kartus pagavom gan neblogai. Tai nebuvo kada chebra pradėti filmuoti, nes Svaika davė kolos kažkokios nudukusios paragaut. Gaudam, pradėjom rinkti. Tai ką galiu pasakyti, stipriai migruoja, kaip visada. Turi jinai migruotas žuvis. Jau kelias pagavę. Čia Doncė bando gudraut, prisidėję, žodžiu, džokerio šaldyto. Ir veiksmas vyksta. Proto daug nereikia, o duplėtą varom. Svaika traukia, ką tik Doncė ištraukė. Susirandi tą kaseką. Ir viskas, ir marmailinė, o tas marmailinimas tai kiekvienas skirtingai daro ir visiems kimba. Kai kimba, tai kimba, kai nekimba, tada gal tas pravedimas kažkiek ir turi didelės įtakos. O kai ant žuvies pataikė, jeigu dar jin aktyvi, tai viskas gerai. Sakau, viena bėda su tuo migravimu žuvies, kad gan stipriai migruoja, tai nežinau, su inkariukais, nugaudėčiai, su inkariukais chebra gaudo. Tai vietinius molėtiškius kalbinom, tai žodžiu, su inkarai stovi ir dabar 2 valtelės, bet kaip jie čia, nežinau. Aišku, praeina tas kasekas, nuima 1-2 ir jie laukia. O kada tu mobilus, ant elektrinio inkaro, tai gali po truputį ją pavaikyti. Pasislinko kažkur buriukas, matai, echolotė nėra, vėl varai. Va dabar dingdinėja, ne, nes jau, nu, echolotas normaliai. O būna čia va, užplaukė, tai net nepramuša nuo 15 metrų masę. Svarbu žuvį rast, o toliau tai žuvies nėra, tai ir nepagausi. Žuvies yra, tai viskas bus gerai. Ten kaip mokėtai, nemokėtai gaudyti, vis tiek kažką sukrapštysi. Vyrukai. Spausti. Nespėjau, tai aišku. Viskas. Aha. Bet kalė šiandien agresyviai. Žiūrėk, kaip reikia. Oro. Neteisingo kablio užkybo. Teisingas skaitos pirmas, nu dar antras nuo viršaus. Matot, kas čia daras, Dirbam. Visi su chlapuškiam gaudo. Nežinau, man seliava yra chlapuškė. Tas chlapuškės, mano geras draugas, vat šitas, kur ką tik žuvį ištraukė gamina, tai manau rinkoj geriausia Doncės ir yra šita chlapuškė. Negeriu dėl to, kad draugas, bet tikrai normaliai. Nu va, pažiūrėkit jau. Veiksmas vyksta po prakaitų beveik. Aišku, negalint dabar va, kol kibimas, reikia naudotis progą. Nes kaip sakiau, kad ir kokią mergą gražiai, negali tu visą naktį jos dziorint. Reiks ir pailsėti, tas pats žuvies maitinimo. Tai tuoj praeis laiko, aktyvę nuimsim. Ir visą dieną, kad taip gerai tikrai nebus. Va, dabar pataikėm į tavo gerą, kai sakau, tarpelį, nežinau, mano dabar 4 žuvis visų. Va, po 4-5 žuvytės dabar iš vieno taškelio. Tai kaip rudenį gerai. Prie tokios migracijos toks kiekis gerai, nes čia gaudėm aną dieną, tai realiai viena žuvis ir nuleidai, spėjai pagauti vieną ir spėjai. Nespėjai, viskas būna, leidai sistemai tos 30 metrų ir žodžiu jau šleifas pabėgo.
ir viskas, vėl viniojas, vėl tu ją gaudai, nu žodžiu, reikia pataikyti. Čia biški geriau, tipiu, gal biški 3. Gal tai baisiai nemigruos. O tai čia. Oi. Gerai gylis vaikat matavai. Ir ant kablio gero. Šiandien dar neįvarėm duplėto. Bet man mažai trūko, būtų antra, dabar užkybus būtų duplėtas. Geriausia, vienas skaniausių aplamai žuvų, kas kulinarinė savybė, tai nėra ką pasakot. Nu, viena geriausia aplamai žuvų, tik vienas užknisa, kad dar jom galima verslinė žvejyba. Čia kažkoks, nu, briedas. Čia va irgi tinklai stovi, reikia dar pasidomėti, ar galim juos statyti, ar negalim, aš tai nežinau. Gal ant durniaus, kai pietus valgysim, pasisuksim. Tai, nu, kiek galima, vidaus vandenyse atrodo, tad va, ir paliko tai seliavai, ir kažkokie 2 kailiai atvažiavę su medinė valtim, ir semia laimingi, ir nieks jų nekontroliuoja, ir bardaka, žodžiu. Kažkokie, sakau, man pievų, ta verslinė žuklė, tai negaliu. O nuėjama tikrai baisiais kiekiais, palyginus, ką mėgėjai čia nugaudo. O matot, vienas mėgėjas jau profesionalas. Darosi. Nu, oi, tu kokia gera, ja. Šitą gerą. 3 dalim. O Jėzau. Kai lenkė, ja. Čiut neišgriuvau iš valties. Na, tokia maža. Šneka kažką. Sako, o taip. Šiandien tikslas pagaut daug, nes reiks agirdi sargam duot po 10. Po keptuvę reiks duot sargam, kur tatyrė. Aš žodžiu, nuomojas aikštelę laivui, kur kinta debesį laikau. Ir visi jau moka po 7-5 eurus, o aš dar moku pidisoką, nes pastoja sargam žuvies atnešu. Tai draugelis, tai jie man tentą nuvalo, kai užsninga arba prilyja ant tento. Tai man sargai, žodžiu, atvarau laivą pasiimti, jie man sako, Deivu, jau nuvalyta, sutvarkyta, gerai. Tai grįžta į žvejybą, žinai, maišiuką turi, tai aišku. Žinai, jau su maišeliais, eina į budėjimą su maišeliais, normaliai Maksimos. Nes žino, kad jei grįš į žvejybos, bus žuvies. Tai labai gerai sutariu, abu tokie seniukai po 70 gal viršaus metų. Bet smagus tokie, sakau, gerai sutariu. Tai dabar liko paskutinis, kad sakiau dar nepatogiai labai laivą paimti, tai laukiu vietos, kada kažkas atsisakys. Aikšteliai, kada ant tiesiųjų įsistumti reikia, dabar biški rankom reikia pastumti. Bet dar biški, va, seliavos duosiu, manau, kad suderinsiu. Kaip čia man nesupratau net pats, ja. Jo, aš bandžiau kažką marmaliuot, pasirodo, žiūriu sargelis man, bet vėl neteisingo kablio ir pabėgo. Ai, tu. Nu čia mažas kasakėlis. Aš tai sakau, va ten jinai ir liko. Tik jin atgal pasiieško, dešiniau pasuktų. Varom į dešinę. Nu, keistai ten žuvėdras, reikia gal varyti kaip dusioj, paskui žuvėdras, ja. O, pabiškiai atsiranda, bet nestebuklai. Gerai, laikyti. Taip ir bus, jinai va čia va ir bus, niekur dings negalėjo.
O, ir dabar, kai nebepramuš, stosim. Nu tai kaip gražiai ant šlaičiuko. O. Nu bet čia dabar šikną pataikėm, gal dar biškį pašlau. Žino, kur pataikė. Nu davai, dar nestatau, tegul paneša. Bet gerai, pas tave irgi gerai? Gerai, jo. Masiškai. Nu, dabar po 2. Pradžiai. Statau. Praradom jau vieną žvejį. Doncė išvarė namučio, ten reikia vaikus susirinkti iš mokyklos darželio. O mes su Svaika dar kankinomės ir kankinomės tikrai nuoširdžiai ieškom. Labai stipriai čia emigruoja ir atrodo iš ryto dar krapštėm, radom vieną kitą. O dabar ant pietų dingo žuvis. Prabėgom, dar čia turi vieną duobę. Per kitą ten irgi ne kažką tokie maži kasikėliai. Tai jeigu žuvies išraišką pasižiūrėti, nėra stebuklo. Jeigu paimt šiaip, tai po keptuvę pagavom gerai, bet tų kibimų daugiau kaip visada norėtus. Tai sakau, dar kol kas migruoja, stojai, atrodo nuleidai sistemą, vieną spėjai pagaut, duok dievę antrą ir vėl nėra, ir vėl stipriai. Šiandien kažkaip stipriai, vieną dieną buvom, sakau, mano 3 seliavų žuklė. Aš kai visada, kai kimba, tai tos kitos 2 buvo palyginus geros. Su šita tai tikrai prastai. Bet lauksim vakaro. Vakare būna kažkaip labiau sustoja. Tai pažiūrėsim, padės mums šitas reikalas šiandien ar taip kankinti žadam. O daug buvo klausimų, kai apie rūbus įdėjau video paskutinį, buvo klausimų apie batus. Tai apie batus galiu pasakyti taip, ateina tokiu oro, tai ėmat gumavykus ir ėmat, kad pašiltukas būtų iki -45. Nebijokit to, -5 yra gerai. Pasimsit to -15, -20, -25, šalsim tą koją žiemą. Tai mano patarimas -5, optimalus variantas. Ir jeigu jums karšta, tai kojai, tai išsiimsi tą veiloką. Viskas, tiek ir reikalų. Tikrai, manau, kad tų -20, -25, nelabai apsimoka pirkti. Aš siūlau, kaip sakant, šiltesnius. -60, nebijokit, jeigu mėgstat šiltai, su koja jau taip yra. Jeigu kojai šalta, tai ir pačiam šalta. Šikna, būktų čia rūbais normaliais, bet jeigu jūsų pėdos nustyrė sušalę, tai ir visam šalta. Tai kojos vienas svarbesnių dalykų. Tai sakau, -5, -60 ir bus gerai. Šilta. Geriau šilčiau negu šalčiau. Žiemą tikrai, kad taip. Oi, kaip gražiai pakoriau. Oi, kaip gražiai pakoriau. Neteisingo kablio, kažkur ten apačioj. Nedėcka. Kaip tu čia man nusipinė. Hapsa. Ačiū. Tam po laivu. Šneka. Ir šiandien ką pastebėjom, ne tik sunkiai, bet ir dydis toksai. Nekoksai. Biški. Inkariukai jau pabėgo. Tie, kur inkarėlio tie, kur sėdėjo, jau pabėgo. O mano draugas vieną dar skerdžia. Skerdžiak viršui? Ne. Koks istorinis įvykis, ar mato, dupletas. Įsivaizduokit, jeigu būtų dar 3, būtų tripletas. Mažai trūko iki tripleto. Čia jau gerai. Oi, kaip pakoriau. Gražiai. Badžiojo. Ir vėl apačioj, ir vėl nueis, ne. Tin. Ateik, nesupink. Sunkiai, avižą susidėjom, nes gaila, kad neturim truklių. Būtų truklių, būtų įdomu pabandyti.
Dėl pravedimo, ne? Nėra ką pasakot. O, dingo vėl šleifas, vėl ir klosim. Jau baigėsi? Jo, baigės, bet čia ilgai pastovėjo. Matėt, paskutinę nugaudžiau. Vieną įkalėm, va, nuo inkariuko. Vieną, nu dvi, jei po dvi, tai čia jau fantastika. Fū, kokia sunkiai žuklė, įdomi, bet sunkiai ir vėl padreifuot. Ir gaudyt, labai smagu buvo, praeitą kartą gaudėm su Live to sonaru. O šiandien irgi planas buvo, kad Live sonaras, bet kaip sakiau, Live sonaras liko namuose. Būtumėm dabar tikrai čia su tom seliavom nesikankėnę, nuoširdžiai sakiau, būtumėm gaudę lydekus. Bet yra kaip yra. Žodžiu, dėl pravedimo, tai gali pasakot, mokint, vienas daro vienokį, kitas kitokį ir dažniausiai kimba šiandien nori tokio kelimo lengvo į viršų. Kitą dieną leidimo nori, trečią dieną gaudėm iš vis nuo dugno. Guldai net nejudini, prie dugno geriausi kibimai aktyviausi buvo. Tai kaip ta žuvis pakilus, reikia per horizontą ieškoti, per echolotą matas, pavyzdžiui, šiandien, praeitą kartą, ten nuo 17 iki 15 metrų ta žuvytė visa. Nu ir tam diapazonė ten marmailinė, o kaip marmailinė, jau kai nekimba, ten visko bandai. Į tai pienai, pakštų užkimba, atrodo, o tema, gal radau kažką. Ne, tokios pavienės, šlykšti žuvis, ta prasme, charakterį turi baisiau už aukšlę, galiu pasakyti. Ir va taip atrodo, ką tik buvo ant būrio. Svaikai kibimas, sudilo, kol traukė. Aš pataikiau, vieną paėmiau, irgi keli darbaks buvo. O ir dabar va kiek, matot, kol filmuoju, plaukiam ir vėl užplaukiam. Echolotas dar mano toksai ant vieno kūmo pajungęs, nes neturiu kito, tai labai fonuoja. Tai kai dirba motorgaidas, užfonuoja dabar, va, parodysiu jums. Matot, ne, į tos trukdžius nežiūrėkit, bet tai va, seliavos, koks būrys ant 15 metrų. 17-15. Masė, kol nuleidai, jinai visą laiką juda, inkariuką pastatei, visą laiką juda, zaraza. O, net rytė žviegia. Net rytukė žviegia. Jie nesudils. Oi. Ai, dar vienas, lemputė ir ne lemputė. Tai svaiką gaudo su lemputė ir jam visi kibimai ant viršutinio. Tai gal ir vilioja kažką. Aš gaudau be lemputės, nes tinginys. Tai va reiks, vis planuoju, žinot kiek kartų jau šiandien užsidėti lemputę. Nu viskas, jau užsidėsiu lemputę, atrodo tik pasakei paaukštį kalį. Ai, tik kam ta lemputė, nu ir vėl žodžiu. Tai va, pagavom vieną, viskas nebėra. Rimtai? Judam užžirglas. Tai gerai, kad tai įsivaizduokit, kas būtų, jeigu su inkariukais gaudyti, tai nu kur tu čia pagaudys, tai užėjo šleifukas ir jis gali daugiau nebeužėjti. Labai plačiai migruoja. Tai vėl, va, matot, čiut ne online atsijungiam ir spėjam į kurią pusę. Į tą ir į tą. Neina, kartais eina atspėt tą horizontą, kur ta seliava juda. O šiandien atspėsi, nu kas, ar kalyjo vakar, ar koks slėgis, nu kažkokia jobnuta, tai gerai. Baisi, o, pataikiau. Tai mes praeitą kartą, kai gaudėm labai gerai, 3 laivais gaudėm su Live Targetu. Tai atsukai, hebra ten už 30 metrų būrės, visi nuplaukė, daplaukė yra, vėl pabėgo, tai iš karto atsukai, matai, kurie neleisk, svaiką neleisk, mažai nepatinka. Matai, kurią pusę ta žuvis dreifuoja, o dabar tai ką su downskanu turim užplaukti ant galvytės, tai biški ratukų tenka pasukti. Pakoriau, pagaliau. Ilgai laukta žuvis. Jeigu mum nesudils, gali būt, kad ir baigsim šitą žvejybą. Oi, kokia didelė. Oi, koks. Ir dar ant pačio geriausio kablio, kurio įmanoma. Pačio viršutinė. Tai lengvas toksai video. Lengva ir, norėjau pasakyti lengva žvejyba. Labai sunki žvejyba seliavų. Tai
3 dienas su šita žuvytė atbuvau ir viskas. Visas 3 su Svajūnu atgaudėm. Ai, su Mariuku vieną buvom, Svaika savo laive buvo, tai žodžiu, viskas su ją baigta. Ir pagaudžiau, ir pavalgiau aš jos, labai skani žuvis. Ir galiu parodyti, ką pagavom. Tai po 2 keptuvės, Svaika. Все, baigsim žvejybą, duok pitaką. Davai. Sekančiai. Ir viskas, reiks televizorių. Būčiau nepamiršęs televizorių, dar plėšrūną būtumėm kalę, bet dabar plėšrūną paliekam sekmadienį. Nuo uždarimo žuvį. Užkaltinė. Užtvirtink, kad neapšikt vietos. Sako, kad vietos neapšikt, reikia visada pagauti. Tai va, aš vietos neapšikau, daugiau neleisiu. Į Svaiką dar vieną. Cvakt. Katina.